Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandieną pakalbėsime apie turinio kūrimą. Tai reiškia, ką reiškia content conflict. Content conflict tai yra, kai kontentas neatitinka tam tikrų lūkesčių ir jisai yra įsitraukęs į tai, kad pats turinys yra nesutampantis su rezultatu tai, ką mes norime atlikti arba pasakyti. Tai vienas iš tų atvejų yra tai, kad kontentas, smarkiai prasilenkia su realybės pojūčiu. Content conflict arba turinio neatitikimas darant reklamą arba tiesiog tokių veikėjų kaip tiktokerių pasisakymai, kurie rezonuoja tos dalykus, tikrovės neatitinkančius dalykus. Tai reiškia, kad jie vieną sako, kitą daro per savo live transliacijas. Tai dažniausiai turinyje yra daug provokacijų. Tokios provokacijos iššaukia jūsų juokus ir jausmus ir jūs automatiškai tą turinį žiūrite. Tad prisiminkite, kodėl tą turinį žiūrite ir pritaikykite savo verslams būtent per tokią prizmę, kad tas turinys pasiektų jūsų auditoriją. Tai aš jums siūlyčiau daryti pačio kontento ir konflikto grupinį dalyką, kad kontentas dažniausiai konfliktuotų su jūsų turima medžiaga, tada iššauktume žmonių reakciją. Labai dažnai turinys, tą, kurį jūs žiūrite, nieko bendro neturi su pačia realybė. Gaunasi tai, kad jūsų turinį, kurį žiūrite, jūsų jausmuose sukelia konfliktinės situacijas, jūs žiūrite toliau, tada kontentas neatitinka realybės, jūs tik žiūrite toliau ir atliekate kažkokį tais veiksmą, tai reiškia, paspaudžiate jaustukus, emodžius ir kitus komentarus rašote po tam tikrų video, nes iš jūsų iššaukia tam tikrą reakciją. Tai jeigu turinys konfliktuoja su jūsų medžiaga neatitinkančia realybę, tai jūs einate gerą linkme, nes iš žmonių, kuo daugiau sulaukite tam tikrų reakcijų, tuo jūsų turinys automatiškai yra pakeliamas Facebook'e, Instagram'e ir taip toliau, tai jūs nevenkite to daryti, kad kontentas būtų be konflikto, bet darykite tai, kad jūsų kontentas ir turima medžiaga konfliktuotų su jūsų turiniu ir tai parodo, kad kiekvienas klientas, kuris ateina iš naujo jūsų pirkimo, gaunasi tai, kad jis buvo užmotyvuotas nupirkti tą prekę per kontento ir konflikto prizmę. Tai tarkime, yra labai juokingos situacijos kažkokiam tai nors turinyje arba jūsų kontente ir jisai rezonuoja su ta konfliktinė situacija. Tarkim, koksai šuo, ką nors nuvertė nuo televizoriaus, pavyzdžiui, pirkite apsaugą televizoriui, kad tas šuo nenuverstų jūsų televizoriaus. Tai va, yra tokie iššaukiantys dalykai, bet ta prekė jums realiai problemos neįspręs, bet jūs ją nuperkate, ir tai yra kontento konflikto turinys, kad jums ta prekė tiesiog sukelia geras emocijas ir jūs būtent tą prekę paimate ir nusiperkate dedate į krepšelį. Tai per tokią prizmę, arba yra tokie dalykai, kad, pavyzdžiui, žiūrite juokingus video, pavyzdžiui, tenais su Lietuvoje žinomais influenceriais arba tiesiog kabutėse žvaigždėmis, žodžiu, ir jie daro tą turinį ir visiškai neatitinkantis turinys yra realybės, bet jūs jį žiūrite, sekate, dėl to, kad jums yra įdomu ir po to tas žmogus sako, iš manęs nupirkite reklamą, aš jums pareklamuosiu. Tai yra labai daug tokių veikėjų Lietuvoje ir užsienyje, kurie iš kontento ir konflikto pasidaro pinigus savo, o jūs kaip žaidimo objektas esate tai, kad jūsų produktą arba paslaugą reklamuoja. Tai yra labai kitą kartą naudinga pirkti iš tų žmonių būtent tokį turinį ir medžiagą, kad konfliktuotų su pačia medžiaga ir žmogus, kitas trečias objektas pasižiūrėtų tą jūsų filmuotą medžiagą, jisai užsakytų tą paslaugą. Tai jeigu tarp kontento ir pačio prekės nėra konflikto, tai jūsų, ta prasme, prekė bus žemiau vertinama ir mažiau jūsų nupirks, tai nevenkite to, kad jūsų prekė būtų ne konfliktą, tai jau geriau provokuokite tos konfliktus ir kelkite diskusiją socialiniuose tinkluose, nes yra žymiai lengviau ir paprasčiau parduoti, negu jūs parduodate iš inercijos ir jūsų pardavimai nevažiuoja. Ar jūs kada nors susimąstėte apie tai, kodėl kontento ir konflikto turinys labai aukštai šauna į viršų, dėl to, kad jums patinka skandalai. Tai reiškia, ta prasme, tokia žvaigždė pasidarė kažkokį tokį įvykį, jinai iš to gyvena, jos pardavimai auga, o jūs tiesiog žiūrite tą turinį ir jūs nieko nepešite, ta prasme, žiūrite ir spaudžiate to puslapio reklamų arba perkate to žmogaus prekes arba paslaugas.
Tai taip žvaigždės žino, kad yra kontento konflikto situacija ir ta prasme jie specialiai PR-ina ir daro tokius šou dalykus ir jūs per ilgą laiką tarpą suprasite, kad tai yra tiesiog marketingas, kaip garso blet ir panašiai, ta prasme, kad augtų pardavimai, čia nekalbėsime apie ką kalbame, bet visi suprato, ne, tai tai yra PR-as, nes bus koncertai, arena ir taip toliau, ne, tai žmogus daro ant to reklamą, jis ant to stato, dabar visi kalba apie tai ir panašiai, tai yra kontento konflikto situacija ir žmonės nesupranta, ar tai tiesa, ar tai realybė. Tai jeigu darysite nei tiesos, nei realybės, o pats suprasite, kad darote marketingą, tai iš jūsų pirks ir pirks dvigubai daugiau. Tai garsu blet. Ir jeigu jūs tą turinį su kontento ir konflikto situacija kelsite į aukštesnį lygį ir kursite tą turinį, ta prasme nesąmoningus video panašiai, nors jūs esate protingas žmogus, iš tikrųjų savo pardavimus pakelsite automatiškai aukštesnį lygį. Jums nereikia būti labai protingu, jums tiesiog reikia kurti turinį, nesąmonės kalbėti, žmonės jums žiūri ir jums neša pelną ir pinigus. Tai čia su bet kuriuom prekiam tai galioja ir jeigu jums tai domina, aš jums galiu pakonsultuoti asmeniškai, kaip tai reikia padaryti ir problemų tame nekils, nes mes išginsime, kur tarp jūsų prekės yra kontentas, kur yra konfliktas ir ta prasme išpūsime tą prekę aukštesnį lygį, bet su sąlyga ta, kad jūs nebijosite filmuotis ir iš savo prekės ne tik pasijungti, bet padaryti tai, kad ta prekė bus geresnė arba blogesnė, ta prasme žmonės tai perka, ta prasme jiems reikia emocijų, o ne pačios prekės. Ir pabaigai pridursiu tai, kad aš esu verslo kalvis, darau daug žmonių verslus, padedu juos kontroliuoti tiek didesniom įmonėm, tiek mažesniom įmonėm. Aš juos konsultuoju visais klausimais iš tikrųjų. Tai apibendrinant tai, ką sakiau apie kontento konflikto turinį, patys žiūrėdami šitą video nuspręsite, ar tai buvo kontentas, ar tai buvo konfliktas su kontentu, bet aš nieko specialiai nebandžiau išspausti, padaryti kažko panašiai. Tai jūs pasižiūrėsite, jeigu norite užsigyti mano paslaugas, nieko priverstinai neverčiu to daryti, tiesiog galite susimokėti pinigus, tam tikrą mokestį, pasikonsultuoti ir įsigilinti tam tikras vertybės, ar iš jūsų jums verta netgi pradėti verslą daryti, nes labai daug verslų buvo tai, kad jie susimąsto kažkokį verslą ir jie net nenori daryti, tai čia kitas klausimas yra, bet išgilindami tas vertybės, ar jums apsimoka daryti dėl kontento konflikto ir svarbiausia, kad jūs turite nebijoti kamerų, tai būtinai rašykite man verslo kalvis naujas, verslo kalvio kontaktus rašyti žemiau aprašyme, visada su manim galite susisiekti tiek elektroniniu paštu, tiek telefonu, tiek Facebook paskyroje. Ir prašome į mane kreiptis ir ačiū, kad su manim buvote šitą trumpą minutėlę ir ačiū jums labai ir sekite mane toliau.